paskui palei upę. Paskui sustojo. Grotelės ir katilai. Panašu į miško kirtimo stovyklą. Bet tai keisčiausia miško kirtimo stovykla, kokią esu matęs. Tada jis pamatė dūžį, skrydį ir Ferdinandą. Valio! Važiuoti palei upę buvo teisingas sprendimas. Tomas švilpė ir tutavo. Sveiki! Mes pasisveikinom jau vakar, bet tu nenorėjai likti su mumis. Utep. Tomas žinojo, kad buvo nemandagus su vietiniais miškakirčiais. Atsiprašau, kvailai tikėjausi, kad rasiu kelią iš Ūkanotos salos be jūsų pagalbos. Ar padėsite man? Ar pasakysite, kaip grįžti namo į Sodorą? Bet vietiniai miškakirčiai nebuvo nusiteikę padėti Tomui. Mes užsiėmę rąstų krovimu. Utep. Tomas nupuškavo paskui juos. Staiga jis apstulbo iš nuostabos. Rąstai, kuriuos jie krovė, buvo tamsiai raudoni. Bamperiai ir buferiai, juk čia spygliuočių rąstai. Mums reikia spygliuočių medienos Sodoro paieškų ir gelbėjimo centro statybai. Kas yra Sodoro paieškų ir gelbėjimo centras? Tomas nusišypsojo. Aš jums papasakosiu. Vietiniai miškakirčiai sušvilpė ir sututavo, paskui privažiavo arčiau Tomo. Storas